Aš sporto komentatorius Paulius Jekelis. Lietuvos krepšinio rinktinė kol kas pergalingai žygiuoja atrankos rungtynių cikle. Pavyko abu kartus įveikti. Jie netrukus pasirodys ant parketo. Lietuvos rinktinė Jonas Mačiulis, Domantas Sabonis, Jonas Valančiūnas, Artūras Milaknis ir Lukas Lekavičius. Austrijos komanda, kuri mums gerokai mažiau pažįstama. Tai 5. numeris Tomasas Šreineris, tai 12. numeris Jakobas Pöltlas, tai 14. numeris Jozo Radosas, 34. numeris tai Moricas Lenegeris ir 43. numeris Antonas Marešas. Taip kad toks starto penketas, net nebejoju, kad absoliučiai daugumai iš jūsų stebintiems šią transliaciją turbūt nei vienas iš mano paminėtų krepšininkų nieko pernelyg nesako, nes vis tik tose elitinėse komandose, galima sakyti, Austrai praktiškai nerungtyniauja. Na, kaip įprasta per rungtynės Lietuvoje, nesvarbu su kuo būtų žaidžiama tikrai labai daug žiūrovų ir malonu matyti tas pilnas arenas, malonu matyti tas Lietuvos vėliavos spalvas. Tribūnose dauguma žiūrovų apsirengia žaliais marškinėliais, taip kad atmosfera puikiai ir prasideda rungtynės ir tikrai bus į ką pasižiūrėti. Jonas Valančiūnas, pirmas mačas jam ir pirmasis jo reidas šią vasarą vilkint Lietuvos rinktinės aprangą. Iš karto išprovokuojama pražanga ir Jonas Valančiūnas tos prie baudų metimų linijos. Toronto Raptors klubo krepšininkas, tikrai galima sakyti, praėjęs sezonas buvo neblogas. Jonas Valančiūnas tikrai lipa karjeros laiptais į viršų. Dabar visi skyrė čia nuomonės ir galų gale Jonui Valančiūnui teisėjai paaiškina, kad vis tik baudų metimų nebus. Pozicinė ataka Lukas Lekavičius. Kol kas tikrai įdomu tai, kad būtent Lukas Lekavičius yra naudingiausias rinktinės krepšininkas. Per tas kol kas žaistas rungtynes būtent Lukas Lekavičius renka geriausią būtent individualią statistiką. Aš kalbu apie naudingumo balus ir tai tikrai yra, manau, staigmena, nes jeigu kas nors apie tai būtų kalbėjęs prieš apskritai prasidedant rinktinės rungtynių ciklui, manau, kad niekas nebūtų patikėję, kad taip gali būti, tačiau Lukas Lekavičius savo žaidimu, savo brandžių žaidimu, kaip sako ir Gintaras Krapikas, jis kol kas iš tikro vertas dėmesio jaunuolis ir nepaisant to, kad ūgis nėra kažkoks labai didelis kaip žaidėjo, nedidelis žaidėjas yra Lukas Lekavičius, žinoma, bet iš tikro tikrai brandus ne pagal savo amžių aikštelė. Taip sako Gintaras Krapikas ir tai yra visiška tiesa. Čia jokių šansų dabar neturėjo Jakobas Pöltlas. Mačiulis iki pabaigos pats veržėsi, nepavyksta pataikyti jam, pražangos nebuvo. Sužaista minutė, kol kas taškų komandoms pelnyti nepavyko. Tomasas Šreineris, būtent jis yra gynėjas Austrijos komandoje, pradedantis dažniausiai atakas ir pirmuosius taškus pelno Austrai Jozo Radošas. 14. numeris. Matome, kad Austrai apskritai nėra ta komanda, kuri yra pripratusi žaisti esant tokiai atmosferai, kuomet yra toks milžiniškas ažiotažas. Mes tikrai žinome, kad Austrija toli gražu nėra krepšinio šalis, ten kitos sporto šakos užima tas aukščiausias pozicijas ir manau, kad Austram apskritai ta galimybė atvykti čia į Lietuvą, sužaisti su Lietuvos nacionalinė rinktinė, manau, kad jiems tai apskritai yra įdomi ir tikrai ne kasdienė galbūt patirtis. Jokių būdų nenurašau Austrų, tačiau su visa pagarba Lietuva yra aukštesnės klasės, gerokai aukštesnės klasės komanda. Jonas Kazlauskas sakė, kad paskutinėse treniruotėse tobuliname būtent aikštės gynybą, kitus gynybos variantus ir sakė, kad šios rungtynės bus puikia galimybė visą tai išbandyti ir išnaudoti. Valančiūnas puikiai žaidžia ir Jono Valančiūno 2 taškai. Ir Kazlauskas sakė, kad žaidimo varžovų neanalizavau, bet toje komandoje yra nemažai buvusios Jugoslavijos mokyklos auklėtinių, kad įsivaizduoju, kokį krepšinį jie žaidžia. Tik yra galimybė metimų iš karto tą daro. Po krepšiais matome, kad turime jėgą ir kol kas vienas po kito blokai liejasi laisvai ir dabar nežinau, ko čia nori Jozo Radošas, tačiau visa tai yra paprasčiausiai beprasmiška, nes mūsų kol kas bokštai tvarkosi po krepšių puikiai ir vėlgi atrodė nebloga gan situacija pasižymėti, tačiau vienas
blokas tiesiog po kito. Lukas Lekavičius nebijotinai iš savo žaidybinio laiko šiandien gaus. Daug įvairių diskusijų verda tarp krepšinio gerbėjų, ką Jonas Kazlauskas vešis į čempionatą, ko ne. Tame tarpe yra įvairių nuomonių ir apie, žinoma, gynėjų grandį, o čia Sabonis po krepšiu ir nedaug trūksta, kad būtų 2+1. Tačiau išprovokuoja pražangą ir stos prie baudų metimų linijos. Tikrai Domantas Sabonis yra tas krepšininkas, kuris kol kas solidų išties įspūdį palieka. Net ir Jonas Kazlauskas. Tuomet žurnalistai jo paklausė apie situaciją dėl būtent 4 numerio pozicijos ir Kazlauskas neslėpia, kad konkurencija 4 pozicijoje nėra didelė, dominuoja šiuo metu ten Paulius Jankūnas ir Domantas Sabonis. Pagirų Kazlauskas pernelyg nežarsti, tačiau, sakė, tikrai negaliu pasakyti, kad esu patenkintas, visada norisi maksimumo. Tos pusės mes neturime didelio pasirinkimo, taip kad tikrai nebus labai didelė sensacija, Domantas Sabonis vyks į čempionatą. Kol kas jo žaidimas puikus, labai gerai kovoja po krepšiais dėl atšokusių kamuolių. Austrai esant galimybei tiesiog meta, atakuoja, daug negalvoja. Antonas Marešas, jo tolimas metimas. Fort Burgos nuo klubui atstovauja jis. Mačiulis. Milaknis gauna kamuolį. Ir Austrai toks įspūdis, kad nežino, ką gali Artūras Milaknis, nes, Milaknis gali tau į veidą visiškai ramių veidų įsūdyti tritaškį. Visą laiką turi būti tiesiog prie jo lipte prilipęs, pakėlęs ranką ir pasiruošęs, kad Milaknis bet kada gali atakuoti. Ir juolab, kad Milaknis iš bet kur gali pataikyti. Net netaip ir lengva kamuolį išsimesti iš užribio austrams. Čia pro kelis varžovus. Lenda vienas ir sugeba išprovokuoti pražangą. Kaip ir iki šiol buvusiose kontrolinės rungtynėse žinoma, kad nebus taip, kad 6-7 krepšininkai žais visą laiką, visiems treneriai suteiks galimybę pasireikšti. Tikrai treneriai turi daug klausimų, manau, kad irgi nėra pilnai apsisprendę dėl sudėties. Kiekvienas mačas dėlioja jiems tam tikrą vaizdą. Čia pražanga prieš Luką Lekavičių, kuris išties, nepasakytum, kad pirmą kartą vilki rinktinės marškinėlius, turiu omenyje. Šį vasarą yra pirmoji, kuomet Lekavičius yra nacionalinėje rinktinėje ir tikrai žaidžia drąsiai, žaidžia užtikrintai. Kol kas tiesiog malonu žiūrėti. Milaknis, varžovas dabar jau panašu, kad pasimokė, pakelta ranka, čia Mačiulis. Ir dar kartelį iš toli. 9-5. Jonas šauna taikliai. Čia jau gražiai. Viską daro Austrai. Pernelyg negalvoja dviračio, neišradinėjo Jozo Radošas. Jo dėjimas iš viršaus. Dabar atrado spragą mūsų komandos gynyboje. Austrai linkia į metimus, į tokį chaotiškesnį galbūt krepšinį. Sabonis po krepšių Valančiūnui. Ir Valančiūnas šį kartą, sakykime, papuola į spąstus. Gynėjas labai gerai, šiek tiek pasitraukė, Valančiūnas bandė žaisti nugarą. Tokiu būdu ten nebuvo kontakto su varžovu, tokio kokio Jonas tikėjosi, prarado pusiausvyrą ir privertė suklysti dabar Joną Valančiūną Austrai. Jonas Kazlauskas irgi leido suprasti, kad Austrai galbūt nėra tas svajonių varžovas ir galbūt būtų pasirinktas kitoks variantas. Tačiau sakė, kad irgi visi turi savo planus ir nėra taip lengva gauti visus norimus varžovus kontrolinėms rungtynėms. Bet čia tai, ką mes matėme ir Eurolygoje, kuomet aukštesnis žaidėjas žaidžia prieš Luką Lekavičių, o tokių varžovų būna absoliuti dauguma, dažnai jie pabando ir pacentruoti prieš Lekavičių, pažaisti nugarą. Ir galima tą daryti, čia nesusikalbėjimas. Jonas Mačiulis nesitikėjo, panašu, kad šio perdavimo iš Luko Lekavičiaus. Austrijos komandoje Jakobas Pöltlas yra aukščiausias krepšininkas, 2,13 m ūgio. Ir čia 2 taškai iš po krepšio. Kas neblogai, viskas klostosi gan Austrams, pavyksta užpulti. Ir Pöltlas
Būtent jo, dabar 2 taškai, rezultatas lygus. Gerai viską daro, labai gerai daro Lekavičius, puikiai suranda Valančiūną. Viskas tarsi iš vadovėlio ir čia jau be pražangos austrams apsiginti nebuvo visiškai jokių variantų. Aišku, lūkesčiai dideli yra siejami su Jonu Valančiūnu ir tai yra visiškai normalu. Na, dabar pertraukėlę, aš taip trumpai, šiek tiek istorijos, na, turbūt nedaug kas prisimenate, tiesą sakant, ir aš neprisimenu. Lietuvos ir Austrijos komandos tarpusavį yra žaidusios 2 kartus, atranko į 95-ųjų metų Europos krepšinio čempionatą. Lietuviai vienoje Austrus nugalėjo 116-94, o 97 metais Feldkirche vykusiose draugiškose rungtynėse laimėjo 87-54. Taip kad, na, trečias toks bandymas, sakoma, trečias kartas nemeluoja. Žiūrėsime, kaip viskas klostysis šį vakarą. Na, mes, aišku, turbūt nebejojame, kad būtent lietuviai tą pergalę iškovos, nors draugiškos rungtynėse tai tie rezultatai nėra galbūt tokie svarbus. Kita vertus, tokias komandas kaip Austrai, nepaisant kokioje pasirinkimo stadijoje, jis turbūt vis tik norisi įveikti. Dar matome, kad keičia gynybos schemą Lietuvos rinktinė. Žiūrėsime, kaip dabar tai veiks. Ar suveiks, tarkim, Austrų toliašaudė artilerijoje, tuo tarpu Jakobas Pörtlas demonstruoja, kad yra gana universalus krepšininkas, aukščiausias Austrų žaidėjas ir iš po krepšio pelnė taškus, pataiko ir iš vidutinio nuotolio. O čia Valančiūnas. Aišku, gali prieš turį tikrai bet kurį varžovą žaisti 1-1. Na, bet kol kas panašu, kad Valančiūnas dar nėra optimalios tikrai sportinės formos. Su rinktinė savaitę treniruojasi Jonas Valančiūnas, sakė, kad su nekantrumu laukia pirmųjų rungtynių, tikiuosi, kad treneriai į aikštelę leis. Paklausęs, ar kažkokių naujovių yra rinktinėje, lyginant su paskutiniu kartu, kuomet ten buvo, tai Jonas Valančiūnas sako, kad jokių dviračių čia iš esmės neišradinėjame. Yra keletas galbūt derinukų, kur šiek tiek kitaip treneriai dabar bando tai statyti, bet iš esmės tai yra labai menki pasikeitimai ir tikrai jokių sunkumų nėra priprasti prie viso to. Ten dar vienas blokas ir kol kas lietuviai tikrai siunčia dažnai Austrus pailsėti, kuomet jie atakuoja krepšį. Čia Lekavičius prieš kur kas žemesnį žaidėją atsidūrė. Ir reikia pradėti viską iš naujo, kadangi Austrai neišnaudoja atakai skirto laiko, paprasčiausiai nesugebėjo atlikti metimo. 11-11. Lygybė kol kas. Palaikymas neblogas, yra ir tų legendinių aistruolių grupė su būgnais, tame tarpe ir Sėkla, kurį mes visi puikiai žinome. Valančiūnas. Na ir vagiamas kamuolys, tikrai pražangos čia nebuvo ir dėjimas iš viršaus. Antonas Marešas baudžia. 1,91 cm ūgio puolėjas. O čia Lukas Lekavičius, viskas idealu iš jo pusės. Na, nepataiko jis, tačiau Jonas Valančiūnas yra laiku ir vietoje. Nors Valančiūnas pirmuoju bandymu nepataiko, tačiau taškai aišku krepšyje. Ir vėl 13. Jeigu būtų žaidžiama kieme, sakytume, kad tai dega, bet na, aišku, čia viskas kitaip. Vėlgi neblogas gan perdavimas. Nepavyksta jo pagauti ir nepavyksta išnaudoti progos, kuri galėjo būti. Na, čia taip originaliai bando sužaisti, tačiau Sabonis skaito žaidimą. Lekavičius. Labai gerai. Bravo Lekavičiui, bravo Valančiūnui. 2+1. Jono Valančiūno taškai. Ir nuo suolo kyla mūsų komandoje Deividas Gailis. 6 numeris. Krepšininkas, kuris, manau, vėlgi ties dideliu klaustuku, ar vyks į čempionatą ar ne. Tačiau vėlgi kiekvienas galime turėti savo nuomonę, kaip ten viskas atrodys. Šansas jam šiandien pademonstruoti dar kartą savo sugebėjimus. Valančiūnas tuo tarpu nuo baudų metimų linijos atakuoja tiksliai. Ir Valančiūno sąskaitoje šiose rungtynėse nei daug, nei mažai. Jau 9 taškai. 9 taškai per 7 minutės. Nepaisant to, kad buvo keli epizodai, kuomet nepavyko užpulti, buvo tas prarastas kamuolys, bet vis tiek puolime jis dominuoja kol kas. Ir būtent jį pakeitė Robertas Jevtokas. Labai netaiklus metimas. Kristofas Greimeisteris.
Gailius Milakniui, Milaknis dar kartą iš toli. Antrasis Artūro tritaškis, tai ko mes iš jo ir norime. Rinktinėje taiklių tolimų šūvių. 19-13 Lietuva šauna į priekį ir Austrai prašo minutės pertraukėlės. Artėja pabaiga. Minutės pertraukėlė, 19-13 Lietuvos rinktinė pirmauja. Kol kas labai sėkmingai pavyks atakuoti iš toli. Visi trys tolimi mūsų metimai pasiekė tikslą šiose rungtynėse. Varžovai pataikė vieną kartą iš 2 bandymų. 2 taškai. Mūsų komandoje kol kas 3 iš 9, ne pats geriausias pataikymas. Austrai pataikė 5 iš 12. Na ir rezultatyviausias, aišku, Jonas Valančiūnas, kuris per 7 minutės surinko 9 taškus, atkovojo 5 kamuolius. Įdomu tai, kad Lietuvos rinktinėje visus kamuolius nusiėmė būtent Jonas Valančiūnas. Tai yra joks kitas krepšininkas, bent jau protokole neįrašyta, kad turėtų nors vieną atkovotą kamuolį. Na čia matome įvairius eksperimentus. Matome, kad bando ir paspausti Lietuvai varžovus, kas yra visiškai normalu. Milaknis. Ten iš po krepšio. Netaiklus metimas. Adas Juškevičius aikštelėje pasirodo po keitimo. Gailius ir įlipa į medį. Šis krepšininkas, toks žaidėjas, sakykime, kuriam patinka improvizuoti. Nu, čia iš karto greitas varžovo atsakas. Ir sėkmingai Antonas Marešas vėl renka taškus. Jis rezultatyviausias savo komandoje, jau 7 taškai iš viso jo sąskaitoje. Milaknis dar kartą. Ir vėl neblogas metimas, puikiai po krepšių grūmėsi Robertas Jevtokas. Galimybė kartuoti ataką. Adas Juškevičius praėjusiais metais tikrai rinktinėje atrodė puikiai. Čia Sabonis, universalus krepšininkas, gali žaisti po krepšiu, gali puikiai grumtis dėl atšokusių kamuolių, gali smeigti ir tritaškius, nors nėra super stabilus metikas, bet tikrai žaidėjas galintis pataikyti ir tą Sabonis demonstruoja. 22-15. Tradiciškai yra čia arenoje, aišku, ir Arvydas Sabonis. Ta dinastija tęsiasi. Krepšinio dinastija iš didžiausios raidės. O čia atsako tritaškių ir Austrijos komanda, kuri kol kas nėra nusiteikusi leisti mums kažkur pabėgti į priekį. Sakykime taip. Ir Jakobas Pöltlas demonstruoja, kad 2,13 m tai nekliūtis atakuoti iš visų distancijų taikliai. Čia Adas Juškevičius išprovokuoja pražangą. Antonas Marešas. Jis nespėja paskui Adą. Adas iš tų mūsų gynėjų, aišku, toks galinti žaisti ir žaidėjo, ir atakuojančio gynėjo pozicijose. Na, plius jau praėjusiais metais matėme, kad rinktinėje gali žaisti gan solidžiai. Tai tokie tikrai koziriai jo naudai. Ir Juškevičius pirmasis jo taškas šiame susitikime. O iki pirmojo ketvirčio pabaigos lieka 14 sekundžių. 24-18 tikrai iš mūsų komandos pusės labai neblogas žaidimas puolime per tas pirmasis 10 minučių. Ir čia keitimas. Tai paskutiniai atakai. Tomas Šreineris. Geriau turbūt atakuojantis žaidėjas už savo komandos bičiulį. 10 sekundžių. Milaknis žino, kad gynyboje irgi reikia stengtis. Tenka susikeisti dengiamaisiais. Gailius ten atskuba į pagalbą, dar vienas tiesiog tragiškai netaiklus austrų metimas ir po pirmųjų 10 minučių 24-18 Lietuva pirmauja. Per pertrauką tradiciškai įvairiausi žaidimai ir konkursai, susirinkusiems gerbėjams galimybę laimėti įvairių rėmėjų prizų. Aš primenu, kad Europos krepšinio čempionatas vyks 4 šalyse – Latvijoje, Kroatijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Startuos jau rugsėjo 5 dieną, pasibaigs 20 ir mes esame D grupėje. Rygoje teks rungtyniauti su Latvijos, Čekijos, Estijos, Belgijos ir Ukrainos ekipomis. Manau, kad bent jau kas liečia mūsų grupę, tai tikrai ji yra pakankamai, nepabijosiu galbūt to žodžio, yra pakankamai silpna. Ir
Net nebijoju, kad mūsų šalies krepšinio sirgaliai iš rinktinės tikisi gan aukštų tikslų, kaip ir kiekvienais metais. Peltlas. Kol kas, tiesą sakant, man visai patinka šis krepšininkas, nepaisant to, kad dabar sužingsniuoja, bet man krenta į akis. Universalus, nepaisant savo ūgio, tikrai pakankamai mobilus, pakankamai judrus. Tai yra, tu negali palikti jo nei prie tritaškio linijos, nei niekur, nes jis paims ir įmes iš bet kur, o kartais dar gali ir prasiveršti pro tave, nepaisant to, kad jis galbūt už jį mažesnis. Na, mūsų rinktinė, 22 numeris, Marius Runkauskas. Aikštelėje, taip pat ir Artūras Gudaitis. Du pasikeitimai, o čia klaida. Klaida ir padovanotas kamuolys tiesiog austrams. Ir vėl bus bandoma paspausti Austrijos komanda. Labai neblogai viskas vyksta, tačiau ten, sakykime, Runkauskas dabar nesužaidžia labai sėkmingai gynyboje. Jau atrodo, kad buvo tarsi užspaustas į kampą, tačiau praleido pro šoninę liniją. Dvigubinama gynyba. Peltlas, pats, viskas sėkmingai labai baigia dar kartelį Jakobas Peltlas. Ūtos universitete rungtyniauja šis tikrai labai jaunas krepšininkas. Viso labo 95 metais yra gimęs šis žaidėjas. Metais jaunesnis už mūsų Luką Lekavičių. Ir nepaisant to atlieka labai svarbu vaidmenį. Čia yra galimybė metai iš toli, paskui atkovotas kamuolys, bet taškai nėra skaitomi, tą rodo teisėjas. Dar kažką pasikalba tarpusavyje. Deividas Gailius nustūmė varžovą, jam pražanga. Ir keitimas Juozo Radošas. Pasirodė aikštelėje, mūsų komandoje taip pat. Keitimas Žygimantas Janavičius. Nuo šiol diriguos Lietuvos rinktinės žaidimų ir keičia į Sadą Juškevičių. Janavičių žinome, kad visi giria už tikrai kybę gynybą, už gan neblogą aikštės matymą. Aišku, trūksta stabilaus metimo, kas tikrai yra didelis minusas jam. Kita vertus, žmogiškosios, kas liečia savybės, yra labai didelis jo pliusas ir charakteris, aišku. Deividas Gailius. Čia greita ataka, čia jo duona. Deividas Gailius ir Neptūno komandoje. Dažniausiai pelno taškus įvairių greitų atakų metu, gerai atakuoja iš toli. Aišku, kas liečia gynybą, ten galbūt Deividas Gailius nėra pats geriausias gynybinio plano krepšininkas. Žinome, kad kelias jis į Vilniaus Lietuvos Ryto klubą. Ir Uostamiestyje jį matysime tik tai tada, kai žais su Neptūno komanda. Janavičius. Labai viskas neblogai. Gailius labai lengvai suklaidina varžovą ir atrodo, kad reikia tiesiog pataikyti į krepšį. Praktiškai be priežiūros buvo paliktas jis. O čia puikiai ataka ir bravo, aišku, austrams paploja ir čia susirinkę Lietuvos rinktinės gerbėjai, nes yra už ką Jakobas Peltlas. Būtent jis traukia kol kas ir tempia savo austrišką vežimą į priekį. Pražanga. O Peltlas šiose rungtynėse surinko nei daug, nei mažai. 11 taškų ir jis yra rezultatyviausias šių rungtynių krepšininkas kol kas. Tikrai geras jo ir pataikymo procentas. Viskas kol kas pavyksta puikiai jam. Janavičius. Labai geras sprendimas. Runkauskas iš toli ir čia idealiai sužaidė Janavičius. Buvo keli variantai. Pasirinko atmesti ties tritaškio liniją ir viskas suveikė tiesiog nepriekaištingai. 29, 22 plus 7. Daug tokių Austrija arba pataiko, arba meta tiesiog į lentą. Šis metimas buvo tikrai ne iš geriausių. Runkauskas. Tiesiog bandoma įmesti kamuolį po krepšių Gudaičių, bet galbūt ir toks optimistinis gan sprendimas. Artūras Gudaitis daug kalbų dėl jo pozicijos. Galima sakyti, apskritai sudrebino jis mūsų krepšinio rinką šią vasarą persikeldamas iš Žalgirio į Vilniaus Lietuvos Rytą. Gal kiek ir netikėtas sprendimas dalį iš mūsų. O čia dar 1 minutės pertraukėlė, jos prašo Jonas Kazlauskas.
Tritaškių pataikymas vienu metu buvo 3 iš 3, dabar 5 iš 7, kalbant apie mūsų komandą. Po krepšiais atkovoti 9 kamuoliai. Austrai čia kol kas nieko nenusileidžia ir taip pat atkovoja 9 kamuolius. Tačiau jau kuris laikas matome ne Valančiūną, o Jevtoką po krepšių. Jevtokas nors ir tikrai jau, sakykime, krepšininkas su stažu metuose, bet naudos tikrai dar duoda daug. Ne veltui išrinktas ir Lietuvos rinktinės kapitonų. Gailius. Yra galimybė, nieko vėlgi nebando daryti ir panašiai, paprasčiausiai atakuoja krepšį. Kaip ir sakiau, toks improvizacijos žaidėjas. Jeigu jam krenta, viskas gerai. Jis gali tiesiog išeiti namo dievais. Sumetęs 30 taškų. Jeigu nekrenta, o taip kartais irgi būna, viskas būna prastai. Runkauskas. Lietuvos Ryto dar vienas naujokas. Ir čia taisyklių pažeidimas. Nuo suolo kyla Valančiūnas, kuris vėl leis pailsėti ir Robertui Jevtokui. 4 minutės sužaistos antrajame ketvirtyje. Austrijos komandoje yra žaidėjai, kurie... Tiksliau vienas krepšininkas, kuris turi jau ir 3 pražangas. Čia Runkauskas iš toli ir vėl pataiko. Panašu, kad jo kampas Runkausko antrą kartą iš lygiai tos pačios vietos. Mėgia 3 taškį. Runkauskas žaidė Rumunijos čempionate. Ne pačiame stipriausiame čempionate, sakykime, bet ten tikrai buvo gera statistika, buvo komandos lyderis. Manau, Rytas irgi šiaip savo žaidėjo pas save nesikviesto. Buvo atliktas skautingas, analizė ir Runkauską mes prisimename, tikrai gan įdomus žaidėjas. Šiandien kol kas atrodo neblogai, išnaudoja savo šansus, pataiko metimus. Kita vertus vėlgi, vienas dalykas yra žaisti su austrais, kitas dalykas žaisti, tarkim, su tais pačiais australais. Pelslas. Netaiklus jo metimas, greita ataka, Janavičius idealus, perdavimas, viską fantastiškai padaro, Gailius dar nori pražangos, skėsčia rankomis, žiūrėdamas į teisėjus, pražangos jie nefiksuoja, 2 taškai įskaityti. Janavičius taip tikrai kol kas žaidinėja kamuolį taip kaip ir turi. Taip kaip ir turi tai daryti žaidėjas. Tačiau užtvaras stringo iš jos Runkauskas, tačiau sugeba tarsi laiku išlysti. Na dabar jau visiškai pasimetimas gynyboje, vienas žmogus be priežiūros ir vėl austrai arba į krepšį, arba visiškai pro šalį. Juozo Radošas nepataiko. Geriausias kovotojas dėl kamuolių kol kas savo komandoje. Čia Valančiūnas. 2+1. Puikus perdavimas ir Jonas Valančiūnas pelno 11 savo tašką. Žygimantas Janavičius jau 4 rezultatyvūs perdavimai, Lekavičius atliko 2. Ir matydami austrai, kas čia dedasi, prašo ant minutės pertraukėlės, nes jiems jau -14. Na ir Jonas Valančiūnas artėja labai sparčiais ir dideliais žingsniais dvigubo dublio link. 11 taškų ir 6 atkovoti kamuoliai. Tokia yra jo statistika šiuo metu. Tikimybė, kad Jonas atkovos dar bent 4 kamuolius, na, manau, yra be galo didelė. Antras pagal rezultatyvumą Milaknis ir Runkauskas. Šie snaiperiai surinko po 6 taškus, pataikė savo mestus 3 taškius, Runkauskas 2 iš 2, Artūras Milaknis 2 iš 3. Na ir mūsų rinktinėje kol kas Janavičius ir Jevtokas bei Lekavičius be taškų iš tų, kurie žaidė, o nežaidė kol kas tik tai Rokas Giedraitis. Nežaidė, tačiau dabar jis jau aikštelė, Jonas Valančiūnas pataiko. Rokas Giedraitis taip pat ant parketo. Labai lengvai šį kartą austrai įveikė spaudimą. Man atrodo, kad būtent Giedraitis ten šiek tiek užsimiegojo. Irgi įdomu, kad dar prieš keletą metų jaunimo rinktinėje buvo tikrai toks labiau statistas. Dabar iš tos rinktinės bene vienintelis yra nacionalinėje rinktinėje. Valančiūnas dominuoja. Nepavyksta tiesa pataikyti, bet viską darė gerai. 1-1 varžovą įveikė ir metimas buvo iš neblogos kaip Jonui pozicijos. Na, čia tiesiog beviltiškai, tiesą sakant, atrodo prieš jį Juozo Radošas. Tarsi vaikas mamos prašantis iš saldainio parduotuvėje, mama jam sako, kad nieko tu negausi. Giedraitis ir pražanga. Pražanga prieš Antoną Marešą.
lietuviai taip, palengva pradėjo, sakykime, pirmas 5-6 minutės lygų žaidimas, lygus rezultatas, bet po truputį įsivažiuoja ir austrams kuo toliau, tuo sunkiau. Jau dabar 15 taškų persvara ir tai yra tikrai didelis pranašumas. Danielis Friedrichas. Lanegeris. Ir pražanga Rokui Giedraičiui. Per labai trumpą laiką užsidirba 2 pražangas. Jonas Kazlauskas kyla nuo suolo. Duoda nurodymus Rokui Giedraičiui. Na, manau vėlgi, kas liečia Roką Giedraitį, aišku, mes turbūt manau, kad jis bus pirmasis, kuris atkris. Ir visi matome, kad dar gal per anksti stengiasi. Tikrai šis vaikinas kažką turi. Ir gali užaugti labai įdomus krepšininkas. Sparčiai patobulėjęs per pastaruosius keletą sezonų. Tačiau ar šiemet jis jau pravers rinktinės duris, turiuomenyje čempionate, aš asmeniškai to stipriai abejočiau. Lekavičius Giedraičiui. Giedraitis bando atiduoti Valančiūnui. Tačiau gauna tai, kad atskrenda varžovas iš priekio ir visus tos kėslus nustumė į šoną. Giedraitis labai gerai išlenda ir čia yra jo stichija. Giedraitis iš toli. Labai greitai išmeta kamuolį Giedraitis, jam nereikia daug laiko. Išlindo, pagavo ir pataikė. Kad idealiai gaunasi išmesti kamuolį iš už ribio. Pirmieji jo taškai. Sabonis dabar prieš mažesnį varžovą gerokai atsidūrė. Susikeičia atgal. Ne, čia vėl Austrai tokius jau kosminius metimus tiesiog meto. Dar viena pražanga Giedraičiui ir Kazlauskas pyksta. Giedraitis kol kas gal perdega šiek tiek ir tai persistengė. Trečioji pražanga per minutę. Tokia Roko Giedraičio statistika. Ir dar kas blogiausia, kad 3 baudų metimai bus metami. Juozo Radošas prie baudų metimų linijos, kuris yra surinkęs 5 taškus ir atkovoja 6 kamuolių šiame susitikime kol kas. Pataiko pirmąjį metimą. 10 krepšininkų Austrai turi šiose rungtynėse. Ir praktiškai dauguma iš jų absoliučiai jau ir rungtyniavo. Abu taiklūs metimai. Na, kol kas Ogunsipė nežaidė ir Vyderis, taip kad 8 rungtyniauja Austrai. Šis metimas jau apskritai labai neįtikina. Ir lieka 3 minutės antrajame ketvirtyje. Gailius. Visi tarsi stovi suakmenėje. Giedraitis stato užtvarą, ten niekas neišlenda, gaunasi visiškai nesąmonė. Gerai, kad Gailius pataiko, tačiau dabar ataka visiškai chaotiškai ir visiškai, galima sakyti, nepavykusi. Teko improvizuoti. Atakai baigiantis, Gailius matė, kad ten jau nieko nesigauna, imasi iniciatyvos pats ir pataiko. Dar viena pražanga. Čia Valančiūnas. Šypsosi jis. Juokiasi ir Austrijos rinktinės krepšininkas, kalbu apie Kristofą Graimeisterį. Juokingas gan epizodas. O tuo tarpu čia tęsiasi baudų metimų konkursas, kuriame Austrai varžosi su savimi. Antonas Marešas. Nepataiko pirmojo metimo. Nusimušė taikiklis kažkur. Antras metimas irgi labai nekoks. Paskui tai pučia į ranką. Tačiau tikrai negalima sakyti, kad čia yra šalta ir žaidėjas yra visiškai neapšilęs ar panašiai. Giedraitis palieka varžovą už nugaros ir Giedraitis smaginasi. Įspūdingas šio jaunuolio pasirodymas šiame epizode. 5 taškas, na, jeigu ne tos 3 pražangos, tai sakytume, kad labai neblogai viskas. Sabonis ir 2+1 dabar jau suklaidino Sabonį.
Ir sėkmingai sužaidžia Radošas. Vienas iš lyderių Austrijos komandoje, nebejotinai. Nors keletą kartų irgi atrodė visiškai beviltiškai, kuomet susidurdavo su Jono Valančiūno gynyba. Ir Jonas Mačiulis kyla nuo suolo. Giedraitis pasižiūri, ne, tikrai ne jis keičiamas Domantas Sabonis. Sabonis 4 taškus surinko ir atkovoja 3 kamuolius. Tokia statistika yra jo kol kas. Šį kartą Jozo Radošas jau pasinaudoja galimybę. Pelno ir tą ekstra tašką, bei šiek tiek mažina atsilikimą iki 16 taškų. Ir toliau puikia atmosfera čia Kėdainių arenoje. Giedraitis ir Valančiūnas. Buvo 2 variantai, pasirenka Valančiūną ir šį kartą tas variantas nelabai pasiteisina. Ir pirmą kartą aikštelėje pasirodo Marvinas Ogunsipė. Miuncheno Bayern komandai priklausantis jaunas labai krepšininkas. 96 metų gimimo, čia visiška nesąmonė, atsiprašau už išsireiškimą, Tomasas Šreineris pataiko. Metimas nei logiškas, nei negali sakyti negeras, jis pataikė. Prisimename turbūt nemažai, kas iš jūsų irgi nebejojo, matėte Žanio Peinerio metimą. Į Slovėnų krepšį, Latvijos irgi pataikė vieną ranką, neįtikėtiną metimą prieš keletą dienų. Marešas. Dabar gerai vaikšto kamuolys. Ir krenta Jakobui Peltlui iš visų situacijų. Dabar irgi kamuolys aukštai pašoka, jau atrodė, kad taškų nebus, bet nieko panašaus. Galop jis krepšyje ir 13 Peltlo taškas. Šiose rungtynėse vėl pagal rezultatyvumą lenkia Valančiūną. Artūras Gudaitis pasirodys aikštelėje vietoje Jono Valančiūno. Jono Kazlausko schemose, žinoma, Gudaitis yra kaip 5 numeris. Pats tarsi ir tikisi, kad Ryto komandoje galbūt persiorientuos į 4 numerį. Na, ten jau aišku laikas atsakys į visus klausimus. Jonas Kazlauskas kalbasi su Jonu Valančiūnu ir kažkuo yra nepatenkintas. Valančiūnas paaiškina savo poziciją dėl tos situacijos. Normali diskusija. Treneris paaiškina, kaip jis matė ir ko jis nori. Žaidėjas pasakė, kodėl jis priėmė tokią ir kitokią sprendimą. Mačiulis ten pasikalba su Gailiumi. Ir antrą metimą prameta. Filipas Krameris atkovoja kamuolį ir pozicinė Austrų ataka. Paskutinė šiame ketvirtyje turbūt. Visi kraštuose. Vienas stato užtvarą. Tipinis derinukas atakos pabaigai. Kuomet leidžiama žaisti 1-1 ir viską darė gerai. Trūksta tik tai pataikymo ir taškai vis tik yra. Pavyksta pasižymėti ir baigėsi. Pirmoji rungtynių dalis 45-34. Lietuva pirmauja, tačiau Austrai šiek tiek tą pranašumą aptirpdė. Susitinkame iš karto po pertraukos. Šiek tiek detaliau į statistiką. Tai atkovoti kamuoliai visada įdomi ši statistika. Ten mes jau turime šiokį tokį pranašumą. 19 prieš 16 klaidų. Klaidų varžovai padarė 7. Kai tuo tarpu mūsų komanda suklydo lygiai tiek pat 7 kartus. 3 taškius metame puikiai, kol kas 7 iš 9 metimų pasiekė tikslą. Varžovai pataikė 2 tritaškius iš 6. 2 taškai mūsų 8 iš 20. Norėtųsi gal šiek tiek geriau. Varžovai 12 iš 27. Na ir baudų metimai Austrai pataikė tik tai 4 baudas iš 8. Mūsų komandos statistika čia 8 iš 10. Taip kad statistika gerokai geresnė. Prasideda antroji rungtynių pusė. Mūsų komandos sudėtis: Gailius, Mačiulis, Javtokas, Gudaitis ir Lekavičius. Austrijos komandoje Šreineris, Peltlas, Ogunsipė, Marešas ir Krameris. Tokie penketai, kurios šiuo metu kovą meta treneriai. Pražangos, priminsiu, mūsų komandoje Sabonis ir Rokas Giedraitis turi po 3 pražangas. Giedraitis visas 3 pražangas gavo per 1 minutę. Varžovų gretose Lanegeris turi 3 pražangas ir mažiau žaidžia Milaknis. Na, šis žaidėjas iš tikrųjų šiandien tikrai
demonstruoja savo snaiperio savybės. Dar vienas taiklus jo tritaškis, tai ką buvome įpratę matyti ypatingai praėjusiame sezone Žalgirio komandoje. Tai buvo geriausias sezonas Milaknio karjeroje. Visiškai pelnytai pakviestas į Lietuvos rinktinę ir čia taip pat įrodinėja savo vertę. Manau, tikrai labai realus kandidatas keliauti į Europos krepšinio čempionatą ir aš asmeniškai visiškai nenustebsiu, jei Milaknis pateks į tą mūsų galutinę sudėtį. Čia pirmoji asmeninė pražanga, kurią dabar užsidirba Robertas Jevtokas. Ir baudas ir toliau sėkmingai šaudo pro šalį. Juozo Radošas, 14 numeris, ne pirmas jo pro šalį mestas metimas. Baudų metimai iki šiol buvo 2 iš 3. Dabar 3 iš 5. Jevtokas. Lekavičius, puikus Lukas šioje situacijoje ir labai nedaug trūko, kad dar ir pelnytų taškų su pražanga. Viską labai sėkmingai atliko jis. Aš primenu, kad praeitame mače 78-71 įveikime Suomijos krepšininkus, tada Jankūnas buvo rezultatyviausias su 11 taškų, 9 pridėjo Kuzminskas. Nei jo, nei Kuzminsko nėra, taip pat kaip nėra ir Renaldo Seibučio, šiandien jie žiūrovai. Na, čia Mačiulio sėkmingas epizodas. Taip pat šiandien nežaidžia Mantas Kalnietis ir Antanas Kavaliauskas. Ir toliau Austrai išsaugo kamuolį. Austrijos komanda treniruoja Werneris Salomonas. Pastaraisiais metais į viršų visas Austrijos krepšinio lygis kyla ir, sakykime, finansiniai resursai yra metami didesni Austrijoje krepšinio negu iki tol, tačiau aišku, nėra taip lengva pasivyti kitas šalis. Nes vis tik priminsiu dar kartą, Austrai paskutinį kartą Europos čempionate žaidė tik 77 metais ir tai parodo, kad Austrijos tikrai krepšinio elitui mes prisikirti niekaip negalime. Aišku, mes vienokią matome rinktinę, kuomet treneriai dar atsirinkinėja krepšininkus. Ir paskui, aišku, keisis tas vaizdas, vis tik, kuomet jau bus komandos stuburas. Čia labai gerai atsidengė Gailius, gan neblogas mačas jam. Mačiulis, aišku, čia irgi laiku pamatė komandos draugą. O kas liečia rinktinę, tai aišku, vienoks žaidimas, kuomet duodi daugiau žaisti tiems krepšininkams, kurie galbūt kelia klausimų treneriams. Kitas dalykas, kai jau turėsi sudėtį. Čia labai gerai žaidžia dabar 44 numeris Filipas Krameris. Kapfenbergo Bulls komandoje rungtyniauja. Vietinėme čempionate nemažai žaidėjų iš Austrijos čempionato. O mūsų rinktinė, aišku, kai jau bus daugmaž aiški sudėtis vėlgi, tada jau viskas bus kitaip. Tai jau bus ir kitoks žaidimas ir mažiau, aišku, rotacijos. O kol kas, aišku, rotacija maksimali ir žinoma, kad greitai jau sulauksime ir pirmų naujienų, kuomet treneriai atsisveikins su krepšininkais. Lekavičius, Milaknis ir vėl gali mesti. Artūras šį kartą nusprendžia daryti dar vieną klaidinamą judesį. Milaknis tiesiog unstoppable. Šią naktį įspūdingas jo šou. Antrasis tritaškis šiame ketvirtyje. Ir Milaknis nusitaikęs galbūt tapti rezultatyviausių rungtynių krepšininkų, ką ten gali žinoti. Įsisiauti. Šis snaiperis visi taškai pelnyti tolimais metimais. Komanda žino, ką jis yra pajėgus nuveikti. Duoda kamuolį, o jis tiesiog meta. Meta į skylę, kaip sakoma. Ir geras pataikymas, aišku, procentas. Grįžta lyderis, Austrų Jakobas Peltas. Be jo, Austrams šiandien apskritai sekasi sunkiau, kuomet jis sėdant suolo, dažniausiai skirtumas išauga. Merešas. Asmeninė gynyba. Na, čia labai lengvai, kaip taip galima leisti atkovoti kamuolį. Na, dabar visiškas miegas buvo mūsų baudos tiesiog aikštelėje. Ir tokie epizodai, aišku, visą laiką nervina trenerius. Nuo suolo keliamas Rokas Giedraitis, čia Lekavičius meta, viskas gerai, buvo geroje situacijoje, iš tokių situacijų reikia atakuoti, nepavyksta dabar pataikyti, prašo užtvaros.
2 prieš 2, idealiai viskas beveik čia gavosi, ajajai. Praktiškai atrodė, kad Austrija nesusigins. Gaila, kad viskas gavosi taip. Gailius sėdas ant suolo, Giedraitis vietoje jo. Ir Jonas Kazlauskas pasikviečia Gailį ir dabar rodo apie tą epizodą baudos aikštelėje. Būtent ta situacija. Mačiulis kokį metimą atlieka, laiko aišku nebuvo. Buvo vos kelios sekundės likusios, nebuvo. Kada galvoti, tiesiog reikėjo iš karto mesti, pataikyti nepavyksta. 3,5 minutės sužaistos šiame ketvirtyje. Kol kas jame mes esame pranešesni 10-7. Labai geras perdavimas, įspūdingas perdavimas dabar. Tomas Šreineris. 5. jo rezultatyvus perdavimas, o pelno taškus Jakobas Petlas. Kol kas pavojingiausias, įdomiausias, rezultatyviausias varžovų krepšininkas. Jau 17 taškų. Turint omenyje jo amžių, išties turi talentą, išties turi didelį talentą. Austrijos krepšinis. Viso labo 19 metų jam, apskritai labai jauna yra Austrijos rinktinė. Daug jaunų krepšininkų. Ir Pertlas, aišku, išsiskiria labiausiai. Lukas Lekavičius. Sėkmingai praneria. Dabar prieš Lekavičių. Prieš mažesnį krepšininką nusprendžia mesti varžovų gynėjas. Nepataiko, tačiau nusiema kamuolį. Na, Šreineris iš tikro, ką turi, tą turi. Tai yra fantastiškas aikštės matymas šio žaidėjo. Andoros klube rungtyniauja jis. Taip ir vadinasi komanda. Krepšinio klubas Andora. Jis yra vienas iš labiau patyrusių žaidėjų. 28 metai jam. Ir iš karto keletas keitimų Austrijos komandoje. Na, čia matysime baudų metimus. Kitas kontrolinės rungtynės žaisime jau Kaune su Turkija, rugpjūčio 17 dieną, rugpjūčio 18 su Makedonija, 19 su Kroatija. Tai bus Huawei taurės turnyras, kuris būtent ir vyks Kaune. Taip kad jeigu dar nesate įsigiję bilietų, tai kviečiu padaryti tai. Milaknis, na viskas vėl buvo labai gerai. Bravo Lekavičiui. Bravo Lukui Lekavičiui. Mažiausias, bet vikriausias ir labiausiai norintis. Būtent jis pirmasis prie kamulio. Jevtoko užtvara. Jevtokas čia aišku nepavojingas. Lekavičius, Jevtoko užtvara reikia mesti pačiam iš vidutinio nuotolio. Ir bravo. Ir bravo Lukui Lekavičiui. Vienas dalykas, na, jis, sakykime, atkovojo kamuolį sunkioj situacijai. Kitas dalykas, jis sėkmingai baigė ataką. Bravo, stengiasi gynyboje. Čia Jonas Mačiulis prieš tokį rimtesnį taraną ir labai vėl. Kaip juda šis 12 numeris. Jakobas Peltlas, na, tiesiog belieka žavėtis. Jis visą laiką atsiduria laiku ir vietoje, ten, kur reikia. Jeigu tik kažkur padvigubinsi gynybą, būtent Peltlas bus tas žmogus, kuris gaus kamuolį vienas. Labai smagiai žiūris. Milaknis ieško galimybę atakuoti pats, nėra. Mačiulis ir pražanga. Mačiulis yra kovotojas, ką mes matėme ir svarbiausiuose Eurolygos rungtynėse. O čia minutės per traukėlę. Likus 4 minutėms ir 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. O čia 59-47. Nėra tas rezultatas toks, kokio galbūt kai kas tikėjosi, kad na, bus ten plus 30, plus 40 ir nebus čia su kuo žaisti. Manau, rungtynės tikrai naudingos kol kas. Ir Austrai pakankamai rimtas priešininkas, bent jau šį vakarą. Aišku, negalima sakyti, dar ne vakaras, dar 14 minučių liko. Ir tiesioginė prasme vakaras, bet aišku, ne tai svarbu. Čia Milaknis dar kartą. Krepšinis paprastas žaidimas.
Kartais užtenka mokėti gerai mėtyti iš toli ir tu gali būti tiesiog aukšto lygio krepšininkas. Bet, aišku, negali sakyti, Milaknis tikrai pridės per paskutinius sezonus tiek ir kas liečia gynybą, tiek ir kas liečia net ir tą patį prasiveržimą, ko anksčiau apskritai neturėdavo. Progresas didelis ir matysime Rusijoje. Jį rungtyniaujantį čia Peltlas. Vėl jis. Šis krepšininkas ir toliau tiesiog terrorizuoja mūsų komandos krepšį. Na ir spėkite, kiek taškų jo sąskaitoje. 23. 23 taškus Jakobas Peltlas jau pelnė. Ir jam tik tai 19 metų. Lekavičius, vėl Jevtoko užtvara. 2 prieš 2 nepavyksta sužaisti, renkasi Milaknio variantą. Milaknis maudo kaip netingi. Maudo kaip nori ir kada nori. Nežinau, kaip jaustis tiems žaidėjams, kurie atsiduria prieš jį. Milaknis, 18 taškų. Čia pražanga. Nukenčia šioje situacijoje Artūras Milaknis. Na ir pataikymas, aišku, stulbinantis, kas liečia Artūrą Milaknį. 6 iš 7 tritaškių. 6 iš 7. Na, turbūt beveik geriau nebūna. Matome Valančiūną aikštelėje. 12 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, tačiau nepasakyčiau, kad šiandien kažkokius labai stebuklus Valančiūnas mums rodo ir kažkaip labai jau ten dominuoti. Buvo keletas situacijų, kur tikrai norėjusi geresnį jo žaidimo. Tačiau vėlgi, pirmas tik tai rungtynės, tik savaitę su komanda ir dabar jau daryti kažkokias išvadas būtų labai neteisinga. Mūsų komandoje labai mažai. Adas Juškevičius šiandien žaidžia. Kol kas 3 minutės, Janavičius 4 minutės, Runkauskas 5 minutės. Gudaitis irgi žaidė tik 5 minutės. Daug labai laiko šiandien Lekavičius žaidžia, 20 minučių. Milaknis 18, Mačiulis 17, Gailius 16. Na, čia tragiškas metimas, tačiau ir laiko nebuvo. Janavičius. Kol kas per tą trumpą labai laiką, kurį žaidė, Janavičius žaidė tiesiog puikiai. Idealiai skirstė kamuolius, praktiškai kas minutę po perdavimą sugebėdavo atlikti. Čia Mačiulis vos nesuklysta. Nebuvo ten pražangos, nors jis žiūri dabar į teisėją. Vėl suranda Janavičius puikiai Gudaitį. Ir Artūras Gudaitis pataiko iš vidutinio nuotolio. Taip, tai yra pirmieji Artūro Gudaičio taškai šiose rungtynėse, o Janavičius atlieka 5 savo rezultatyvų perdavimą. 67-49, plus 18, Peltlas. Na, praktiškai, jeigu kažkas taškus ir renka, Austrijos komandoje tai tik tai Jakobas Peltlas. 25 taškai ir tai yra tik tai trečiasis ketvirtis. Gudaitis ilgai galvoja, ką daryti ir, na, jau visiškai nevykęs. Paskui jo epizodas greuna varžovą ir pražanga 100% puolime. Keitimas Lietuvos komandoje Artūrą Milaknį keičia Adas Juškevičius vietoje Artūro Milaknio ir iš karto, na, gausus aplodismentai čia Kėdainių arenoje. Yra už ką. Milaknis šiandien žaidžia nepriekaištingai, žaidžia gerai ir puikiai realizuoja savo metimus. Dabar ten jau reikia šiek tiek ir komandos medicinos štabo pagalbos Artūrui Milakniui. Panašu, kad būtent dėl to jis yra pakeistas, bet nieko čia rimto. Pusantros minutės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Ir toliau asmeninė gynyba. Marešas. Užtvara 2 prieš 2 nepavyksta sužaisti. Krameris per ranką, sunkus metimas, nepataiko jis ir pražanga. Pražanga fiksuojama. Ir tai reiškia, kad neteisus dabar Artūras Gudaitis buvo. Nežaidė kol kas Artūras Gudaitis daug šiose rungtynėse. 7 minutės viso labo, tačiau ne viskas šiandien galbūt Artūrui gaunasi taip, kaip jis norėtų. Su baudų metimais Austrai tikrai turi problemų ir prameta šiandien labai nemažai metimų. Pusė jų metimų nuo baudų metimų linijos praktiškai skrieja pro šalį. Janavičius.
Ir tokį derinį čia pamatysime. Pats Janavičius lenda iš užtvaros, pasirinkamas kitas variantas duoti Mačiuliui ir pats Mačiulis dabar išleidžia kamuolį iš rankų. Nelabai vykusi tokia ataka. Derinys. Rydlikas. Valančiūnas atidirba gynyboje. Kartais atrodo vien jį išvydę varžovai išsigąsta. Dar liks laiko austrų atsakui. Janavičius, na, šiandien patinka. Šiandien man patinka labai Janavičius žaidimas. Alytuje matėme, kaip perdavimus dalino puikiai Mantas Kalnietis, atliko jų tada 11. Šiandien Janavičius neblogai skirsto kamuolius. Aišku, Lekavičius, nežinau, jeigu tai būtų pirmas rungtynės, sakytume, irgi maloniai stebina. Taip, šiandien galbūt netoks rezultatyvus, tačiau irgi pasitikintis, savimi, atiduodantis visas jėgas, kovojantis netgi dėl kamuolių, kartais tokiose beveik beviltiškose situacijose ir sugebantis laimėti tas kovas. Lekavičius tikrai. Gal ne naujasis mūsų Šarūnas Jasikevičius auga, bet auga tikrai įdomus žaidėjas. Čia Gudaitis, nepavyksta pataikyti nuo baudų metimų linijos. Antras metimas ir kur kas taiklesnis. Plius 16, 68-52. Na vėl matome, tikrai keičiasi tos gynybinės schemos. Ir čia puikiai vaikšto kamuolys. Krameris niekada neprižiūrimas prie tritaškio linijos. Ir taiklus metimas. Lietuva, girdime Kėdainiuose. Janavičius, geras jo perdavimas Juškevičiui. Šivadas nepataiko iš toli, o čia tolimas metimas per visą aikštelę. Nepasiekė tikslo, taigi prieš paskutinės 10 minučių plius 13. 68-55. Greitai bėga laikas šį vakarą Kėdainiuose, 3 kėlinukai jau prabėgo ir paskutinis lemiamas prieš mūsų akis, na, teoriškai visko dar čia gali būti, plius 13, tai ne plius 30, sakyčiau taip, rungtynės įdomios, rungtynės atkaklios ir galbūt tikėjomės, pasikartosiu, šiek tiek lengvesnių, tačiau vėlgi, nepamirškime, kad suteikiama daug žaidybinio laiko ir tiems krepšininkams, dėl kurių galbūt treneriai dar nėra 100% tikslų, sakykime, nežino 100%, ar juos vešis būtent į čempionatą. Taip pat, aišku, yra ir eksperimentuojama įvairiais taktiniais variantais, bandomas skirtingos gynybos schemos ir taip toliau. Taip kad tokios rungtynės labai geros yra eksperimentams, nes eksperimentuoti reikia, būtent dabar. Ne tuomet, kai prasidės krepšinio čempionatas, ne tuomet, kai mes jau būsime visi Rygoje, o dabar. Ir ką? Ketvirtasis kėlinukas prasideda. Moricas Lanegeris labai greitai susirinko 3 pražangas dar pirmajame praktiškai ketvirtyje ir na, paskui gan nemažai teko ir pasidėti ant suolo. Labai gerai po krepšių kovojo Jonas Valančiūnas. Čia geras Janavičiaus perdavimas, ten norėjo Gudaitis galbūt kaip geriau, bet gaunasi, kad duoda kamuolį tiesiai į kojas Adui Juškevičiui ir na, kai eina toks perdavimas, tai praktiškai pagauti tau jo šansų nėra. Kita vertus, kamuolį mes išsaugome, tai yra svarbiausia. Juškevičius Janavičiui, 10 sekundžių. Valančiūnas gali žaisti 1 prieš 1, galima žaisti ir kitaip. Gudaitis iš vidutinio nuotolio. Dabar Gudaitis beje žaidžia būtent 4 numeriu. Kartu su Valančiūnu abu aikštelėje. Bando ir tokį variantą Jonas Kazlauskas. O čia Peltlas. Net kovoja ir kamuolį.
25 taškai, 4 atkovoti kamuoliai. Tokia jo statistika. Jokių variantų šiam perdavimui pasiekti tikslo. Čia Runkauskas nemato Janavičiaus, nors situacija buvo gera ir būtent toks variantas būtų buvęs teisingiausias. Tačiau žiūri dešiniau, nepamato visos aikštelės Runkauskas ir galų gale Janavičius, nors ir kėlė ranką, ten prašė kamuolio, jo negauna. Gauna dabar. Valančiūnai netiksliai meta kamuolį Gudaitis, tačiau Gudaičio klaida turbūt. Na čia jau, opa, Gudaitis taiso savo tą klaidą. Runkauskas gerai viską daro, Juškevičius galbūt dabar pataikys, nėra. Valančiūnas, jokių variantų varžovui. Ir Valančiūnas žaidžia 1-1, man atrodo, kad lietė kamuolį Gudaitis. Ir būtent Artūro Gudaičio 2 taškai. 70-55 plus 15. Marešas. Jo perdavimas Peltlui ir ten klaida. Minutės pertraukėlė. Dar viena. Ir šį kartą jos prašo jau Austrijos krepšininkai. 8 minutės ir 8 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinuko pabaigos. Ir dabar Austrai buvo sušaukę savo minutės pasitarimą. Na, gana karšta šiandien Kėdainiuose ir tai galima matyti pažiūrėjus į žiūrovus. Tikrai nemaža dalis iš jų prieš save turi lapukus ar ką nors. Paprasčiausiai jos judina, kad galėtų šiek tiek atsigaivinti. Gudaitis. Valančiūnui. 1-1 žais. 3 varžovai aplink jį, atiduoda Juškevičiui ir pagaliau Adas pataiko. Prieš tai keletas bandymų iš toli tikslo nepasiekė ir dabar Lietuvos Ryto komandos atstovas šauna taikliai. Čia Janavičius labai gerai išlenda. Neleidžia varžovui priimti laisvam kamuolį ir atlikti metimo. Na, dabar jau Adas Juškevičius. Pats iš karto kelia ranką į viršų, pražanga būtent jam. Juškevičiui tai pirmoji asmeninė pražanga. Mūsų komandoje po 3 turi Domantas Sabonis, Artūras Milaknis, Rokas Giedraitis ir Artūras Gudaitis. Svečių gretose Peltlas, Lanegeris ir Marešas. Tiksliau Krameris, o ne Marešas. Turi taip pat po 3 pražangas. Na, visiškas dominavimas Peltlo, tiesą sakančiose rungtynėse. Ir visiškai jokių priešnuodžių jam neranda. Kol kas varžovai. Čia keitimas ir Peltlas keliauja pailsėti. Kažkas atsitiko jam, ar tai kraujas, man atrodo, bėga Peltlui kažkur. Taip, ir būtent todėl jam teko palikti aikštę. Pasirodymas, aišku, puikus, 27 taškai. Janavičius. Klaida lygioje vietoje ir paskui dar kartelį tenka prasižengti. Runkauskas, na, pražanga protinga, neleidžianti varžoms pradėti greitos pavojingos atakos ir neleidžiant jos užbaigti taškais. Kėdainiuose labai daug žmonių, nes ne tik visos sėdimas vietos užimtos, tačiau ir ant praėjimų yra žmonės, kur sėdi, yra viršuje, kur žmonės ir stovi. Tikrai ažiotažas didelis. Aišku, kita vertus, Kėdainiai kėdainiečiai nėra lepinami, sakykime, dažnai gero lygio krepšinio. Aš turiu omenyje, vis tik Nevėžis praėjusiame sezone tikrai nežaidė labai gero žaidimo. Ir pergalių yra jo pasilyje. Na, kitas dalykas, kai gali pamatyti vienoje vietoje geriausius šalies krepšininkus. Aišku, būtų nuodėmė tokias rungtynės neatvykti, ypač kai jos vyksta tavo mieste. Ir dar kartą Austrai pataiko. Iš toli 44 numeris Krameris.
Janavičius Valančiūnui. Valančiūnas po krepšiu. Nusijama kamuolį ir slysta į užribį. Ir patiria traumą, panašu į tai. Ojojoj. Paslydo Valančiūnas ten. Matėme, kaip išsitiesė jo viena koja. Ir iš karto tyla tokia arenoje. Mažiausiai, ko mums reikėtų, tai kad Valančiūnas patirtų traumą. Vis tik tikrai tai yra svarbi rinktinės dalis. Tačiau lyg ir stojasi Jonas, panašu, kad nieko rimto. Tai yra gera žinia, tačiau aišku, pakeičiamas jis yra. Tai yra visiškai normalu. Reikia pavalyti grindis toje vietoje, nes tai tikrai pavojinga vieta. Kad daugiau niekas ten nebeslidinėtų ir nebegriuvinėtų. Lietuviai bando spausti varžovus. – 73-60. Koks rezultatas? Taip dažniausiai ir laikosi. 13-17 taškų persvara, kurios padidinti, tarkim, iki 20 taškų niekaip nepavyksta. Čia Domantas Sabonis nelabai sėkmingai ginasi. Dar 2 taškai ir Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės, nes kažkas netaip vyksta su mūsų komanda pastarosiamis minutėmis. Dar 4 žaidėjai nepelnė nei vieno taško. Mūsų komandoje taškai daug tolygiau yra pasiskirstę, nors Valančiūnas jau yra atlikęs dvigubą dublį. 14 taškų ir 10 atkovotų kamuolių, o rezultatyviausias yra Milakinis su 18 taškų. Su Suomiais irgi nebuvo lengvos rungtynės, intriga išliko. Čia irgi kol kas, nors visą laiką atrodo turim tokį gan saugų pranašumą, tačiau kita vertus tai nėra tas pranašumas, kuris tau garantuoja jau dabar pergalę. Dar beveik 6 minutės ir plus 11. Visko čia gali būti. Klauskas irgi nepatenkinta žaidimo, žaidėjai matome slidinėje. Dabar Iškevičiui koja šiek tiek paslydo. Gudaitis. Ir išprovokuoja pražangą. Labai sėkmingai Gudaitis dabar žaidžia prieš Radošą, 1 prieš 1. Vis tos prie baudų metimų linijos, nebijotinai. Kovoja visa arena. Čia vėl reikia pavalyti šiek tiek kamuolį, kad nebūtų jis toks šlapės nuo prakaito. Žmonės palaiko, neįtikėtinai palaiko mūsų rinktinę. Ir Artūras Gudaitis atsidėkoja už visą tai taiklių metimų. Janavičius kažką ten žiūri Joną Kazlauską. Kazlauskas atsako kažkokiais rankų žestais, paskui Janavičius parodo Iškevičiui, galbūt tarėsi, kad dabar reikės paspausti varžovus. Netrukus pamatysim. Metimas netaiklus ir visi grįžtame į gynybą. Na, jeigu dabar pelnytų 3 taškai Austrai, tai atsilikimas jų būtų jau tik tai vienženklis. Gailius vagia kamuolį. Geras jo žaidimo epizodas gynyboje. Čia Gailius gauna kamuolį ir kažkodėl nesiryžta mesti. Neptūno komandai net nebijojo būtų šveitęs iš karto. Kartais būna, kad žaidėjai sudvejoja. Čia pražanga prieš Janavičių. Be jokių kalbų. Žaidėjas Šraineris ir būtent jis neteisus. Ir dar viena minutės pertraukėlė. Išklausė Jono Kazlausko ir jo asistentų patarimų. Lietuvos rinktinės krepšininkai grįžta į aikštelę. Kova tęsiasi 74-62. Toks rezultatas Kėdainiuose. Grunkauskas 2 tritaškius šiandien pataikė. Iš praktiškai to paties taško per gan trumpą laiką.
Na, čia šioks toks, sakykime, feilas dabar. Nežinau, koks ten buvo tas paskutinis sprendimas, kam čia Runkauskas bandė kamuolį atmesti. Laiko jau nebuvo. Reikėjo mesti, kad ir iš kokio sudėtingo taško. Ten, iš kur buvo atsidūręs. Austrai ir toliau. Nenuleidžia rankų ir toliau žaidžia. Ši ekipa turi savo, sakykime, brandolį. Savo tos pagrindinius krepšininkus. Ir tokia visai simpatiška, sakyčiau, komanda iš tikro. Turint omenyje, kad tikrai ji yra jauna. Nenustepsiu, jeigu greitų metų Austrai prasibraus ir į čempionatą. Kažkaip rungtynių pabaigoje dažnai krepšininkai atsiduria vis ant parketo. Dabar kažko piktas Radošas. Nelabai nori sutikti su šiuo teisėjo sprendimu. Prieėjęs keičia rankomis, savo ką čia švilpi. Na taip jis nesakė, aišku. Nors pagalvojo, tai net nebejoja. Ir prie baudų metimų linijos. Artūras Gudaitis. Taiklus pirmasis metimas. Penktasis Artūro Gudaičio taškas šiose rungtynėse. Taip pat jis atkovojo 3 kamuolius. Antras metimas šį kartą skrieja pro šalį. Na, tokio stabilumo metimo, aišku, trūksta Gudaičiui. Ką matėme ir šiame sezone Žalgiryje, kad tikrai su tais baudų metimais būdavo kartais labai gerai, kartais būdavo labai blogai. Na, čia jau gražiai vaikšto kamuolys ir gerai, kad nepataiko, nes vėlgi būtų jau tik tai +10. Gailius. Pražanga. Prieš Deividą Gailių ir Gailius tos prie baudų metimų linijos. Žiūri teisėją klausimai dabar Austrų treneris. Žaidėjas taip pat nėra linkęs su tuo sutikti. Tačiau arbitrų brigada turi savo nuomonę. +13, sumes +15. O dar iki rungtynių pabaigos viskas gali ir išaugti. Daug darbo turi tie žmonės, kurie vis pavalo parketą. Pirmoje rungtynių pusėje kažkaip to žmonės matydome gerokai rečiau. Teisėjai dar neduoda ramybės, aišku, jie atsakingi už viską, kas vyksta aikštelėje ir dabar jau galima žaisti toliau. Deividas Gailius, šiaip aišku, baudų metikas tikrai neblogas. Gal čia taip išmušė iš vėžių tas tokia ilga pauzė prieš baudų metimus. Dažniausiai krepšininkams tai nelabai patinka. Antras metimas irgi skrieja pro šalį. Tačiau yra Artūras Gudaitis, kuris susirenka kamuolį, ieško, kam jį būtų galima atiduoti. Gudaitis. Oi, siunčia namo į Krameris. Iš nugaros, tarsi iš niekur išdygęs, išrašo gražų stogą. Aikštelėje Rokas Giedraitis taip pat. Nu, matome, ar ne, penketą dabar mūsų. Gudaitis, Sabonis, Runkauskas, Spacijanavičius. Tai tikrai nemanau, kad bus mūsų pagrindinis penketas Europos krepšinio čempionate. Giedraitis gauna, prisitaiko, pataiko. Bingo! Visai ganosi rezultatyvios rungtynės Giedraičiui, tarp kitko 8 taškai. Reikia taip žiūrėti rezultatyvumą, tai vienas iš rezultatyvesnių mūsų komandos žaidėjų. 2 jo 3 taškai šiandien. +16. Na, čia jau toks... Norėjau sakyti, desperatiškas bandymas, tačiau Šraineris pataiko, tai yra svarbiausia. 7 jo taškas, pirmas 3 taškis šiose rungtynėse iš jo pusės. Čia dar kartą klystame, prarastas kamuolys lygioje vietoje. Ir vėl iš toli. Nieko nelaukė, jokių derinių, nieko.
žaidžia tiesiog taip, kad dar turėtų kažkokią viltį. Giedraitis. Na kodėl nemeta? Mest reikia. Nieko nėra. Taip, Rokai, kodėl tu galvoji? Mes tik žinom, ką tu gali. 11 taškų Rokas Giedraitis šiandien pelnė. Va tau ir vaikinas paimtas į rinktinę avansų. Avansų nebūna sporte. Na, mes matome iš tikrųjų, kad tikrai problemos yra su parketu ir tikrai labai tvanku, labai karšta. Ir dabar, jeigu atkreipsite dėmesį, tarkim, kai buvo ši pertraukėlė, tai net kitoje aikštelės pusėje ir Lietuvos rinktinės treneriai, kai kurie su rankšluosčiu valė parketą ir prašoma ir kitoje pusėje pavalyti parketą. Na, tokia rungtynių pabaiga. Tikrai žaidėjai nuolat turi prašyti rankšluosčių, turi nusivalyti veidą nuo prakaito. Prakaitą nuo veido, aišku. Turi, sakykime, į rankas, nes jos visos yra šlapios ir šiek tiek primena tą visą situaciją, tą, kuri buvo Kauno sporto halėje. Prieš, neprisimenu, ar prieš metus, ar prieš 2, galbūt prieš metus. Kai mes irgi prisimename, kad buvo labai karšta, labai tvanku ir labai didelė drėgmė buvo. Tai yra, aišku, rizikų traumų tikimybė. Rizika yra gerokai didesnė, žaidžiant tokiamis sąlygomis. Taip, kad reikia būti labai atsargiems, laiku būtinai pavalyti parketą. Dabar tarsi ir galima žaisti toliau. Nedaug jau čia to laiko ir liko. Peltlas ir ten užribis, ar ne? Ne, nemynė užribio linijos ir dar 3 taškai sėdi krepšyje. Šraineris. Ir vėl tik plus 13. Giedraitis. Na ir nieko vėl prie jo nebuvo, tačiau šį kartą nepataiko Rokas Giedraitis. Įsišaudė Šraineris. Pačioje rungtynių pabaigoje prieš tai buvo 0 iš 5 tritaškių, dabar vieną po kito. Siunčia į krepšį ir jau tik tai plus 10. 81-71. Sabonis. Janavičiui lieka 9 sekundės. Čia reikia kažką greičiau galvoti. Janavičius. Giedraičiui. Na, viską neblogai darė Rokas, o čia Sabonis pažeidžia taisyklės ar ne? Ne, tai taisyklių pažeidimas dabar iš kitos pusės. Sabonis laimėjo šią dvikovą. Sarkastiška šypsenėlė dabar besiginusio Austro veide. Na, Austrai tiesiog kas minutę valosi rankas visas į rankšluostį. Praktiškai kiekvieną kartą, kai yra stabdomas žaidimas, kai yra metomi baudų metimai. Nepataiko pirmojo baudos metimo Domantas Sabonis. 4 taškai ir 4 atkovoti kamuoliai kol kas. Čia ir 5 jo taškas. Nėra labai stabilus baudų metikas jis. Na, čia klaida lygioje vietoje, reikia to pasinaudoti. Giedraitis. Ir labai nedaug trūks, taigi 2+1. Prie baudų metimų linijos tos Rokas Giedraitis. Pagal rezultatyvumą 3 mūsų komandoje. 11 taškų. Na ir metimai nekokie pastaruoju metu. Vieną iš 2 realizuoja Giedraitis. Pastaruoju metu Austrai savo žaidimą remia individualiais veiksmais ir būtent tais labiau tritaškiais metimais. Žiūrėsime, ar mes dar kartą Giedraitis jau arčiau prilipęs. Na, čia dovanėlė. Verčiame klysti Šrainerį. Ir paskutinė šio susitikimo minutė. Labai geras Sabonio reidas. Individualus. Ir 2+1 kairė ranka, korpusu gerai užstojo. Dabar viską varžovai ir tokį metimą blokuoti labai sunku. 6 Sabonio taškas. Ir galimybė dar mesti nuo baudų metimų linijos. Tai yra 7 taškas. Na, štai yra 8.
Prasidėjo paskutinis. 4 minutės. Plius 15 mūsų rinktiniai, aišku, nugalėtojas čia jau yra aiškus. Rungtynės, kuriuose vėlgi buvo leista pasireikšti visiems, kurie buvo registruoti. Buvo nemažai eksperimentuojama. Čia Sabonis galų gali išrašo bloką, tačiau vėlgi taip kažkaip lėtokai judėjo paskui savo žmogų, sakyčiau. Dar kartą privalomas kamuolys, Mindaugas Kuzminskas. Dabar užima tas valytojo pareigas. Ir galbūt ir paskutinė mūsų komandos ataka. Rezultatyviausias žaidėjas mūsų komandai Milaknis 18 taškų. Valančiūnas 14 taškų, 10 kovotų kamuolių. Rokas Giedraitis 12 taškų. Tokia statistika. Žygimantas Janavičius puikiai dalino perdavimus, 8 rezultatyvūs perdavimai. Varžovų gretose Pellas 27 taškai, 5 atkovoti kamuoliai. Radošas ir Krameris po 10, Šraineris 13 taškų ir 6 rezultatyvūs perdavimai. Na ir čia galbūt jau tiesiog laikys kamuolį Austrai. Ne, vis tik darys ataką, kas yra normalu, nes laiko yra daugiau negu liko ant laikrodžio. Opa! Domantas Sabonis. 3,5 sekundės lieka, viso labo 1 sekundė lieka Austrams, kad atliktų metimą. Taip, kad tiesiog reikia kažkam išlysti iš už užtvaros ir iš karto šveisti kamuolį link krepšio. Nepataiko Šraideris, rungtynės baigėsi, Lietuva 86, Austrija 71. Sveikinimai Lietuvos rinktinės gerbėjams, dar viena pergalė. Galbūt norėjosi, kad jų būtų labiau užtikrinta, tačiau vėlgi reikia suprasti. Tai yra tik tai kontrolinės rungtynės. Aš komentatorius Paulius Jakelis atsisveikinu, iki. Kaune buvo